Buongiorno visiems. Na va, eilinė diena, net nežinau kelintadienį šiandien. Iš tikrųjų su tokiais reikalais važiuojam su Dogma dabar pas Andros brolį. Reikia sukrauti 2 priekabas akmenų, plytų, žemių ar ko ten whatever, nežinau, ir išvežti į sąvartyną. Vandenelė tokia biški bus darbinga. O vakar vakare, kaip tyčia, man pradėjo skaudėti dantį. Tai reikės vėliau apsilankyti pas stomatologą ir pasižiūrėti, kas ten, ko aš ten nedavalau, nors priešdėlė lietuvių kalboje da nėra, bet ko aš ten nedavalau. Ta vasara jau į pabaigą, rugpjūtis, vienas mėnuo beliko. Nežinau, jūs pastebėjot, kaip vasara praėjo, nes aš tai kažkaip tai dar nespėjau įsijausti į šitą visą laisvą laiką. Visai gerai yra, nieko neveikti. Paskutiniam dienom nieko gero neįvyko. Jeigu žiūrėjot savaitgalio video, tai mes ten iš tikrųjų paužėm gerai, pro visą miesto centrą prasėjom. Fainai daug veiklų, žmonės aktyviai leidžia laiką. Aišku, alcohol involved. Bet smagu, kad Vilniaus mieste iš tikrųjų senamiesty tiek daug visokio veiksmo ir tiek daug žmonės randa ką nuveikti, visokių atrakcijų, pramogų, įdomių vietų, tai tikrai visai maloniai nustebino tas senamiestis toks atsigavęs, seniai bebuvome jį išėję normaliai, taip kad praseit. Plius labai gražus jisai, kai pradedi rodyti žmonėms iš užsienio, taip pat pradedi pastebėti. Šiandien toptelė į galvą dar 2 dalykai, kurių net nesam matę. Ir bandysim gal kitą savaitę aplankyti. Tai yra pinigų muziejus. Girdėjom, kad ten labai smagu ir labai įdomiai ten viską pasakoja, kaip pasiėmė gidą. Ir dar net pasirodo nebuvom Vilniaus senamiesčio šitose požemėse. Esat buvę, gal ten, nežinau, ką nors matę gero, gal galit parašyti kokį komentarą. Įdomu iš tikrųjų būtų plačiau sužinoti, nes kažkaip šiandien važiuojant pro katedrą toptelė į galvą, kad reiktų tenais apsilankyti. Va, o daugiau kaip ir nieko. Eilinė diena, darbai, tuoj parodysiu, ką mes veiksim, o ir man kelią kažkas užblokavo. Bandom pravažiuoti. Gavau smagių komentarų, kad visai patinka dienos anekdoto rubrika. Tai manau, kad šitą dalyką reikia prilipdyti ir tęsti. Kaip sakant, po kiekvieno video tada darysiu dienos anekdotą. Aišku, turbūt daugelis jų žinot. Jeigu norit, parašykit man į Facebooką arba čionais per YouTube'ą, į komentarą, anekdotą, kurį norėtumėt, kad pasakyčiau. Su malonumu tą padarysiu. Ir bent jau žinosiu, kad žmonės kai kurie yra suinteresuoti žiūrėti, ką aš šiandien darau. Važiavom jau su savo plytom, reikia priduoti. Visi svečiai dabar yra virtuviai, kaip sovietiniais laikais. O
Aš vieną žiūriu krepšinį. Tikiuosi, lietuviai Australus nugalės. Pagaliukai į trasą. Ir manau, kad labai neblogai atrodo Milaknis, Sabonis ir dar ten tie keli žaidėjai, kur nežinau pavardžių. Audio Jungle. 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 Vis dėlto Anytė nuskendo, nors buvo pagal zodiaką žuvis, lenta ir šiaip šūdas kaip žmogus.